Jeigu nori, kad per Velykas gerai ridentųsi kiaušiniai, turbūt patį didžiausią pagrindą turi dabar padaryti. Apie ką aš kalbu? Ne, aš nekalbu apie tavo reprodukcinę sistemą, nekalbu apie tavo prostatą ir nekalbu apie tavo erekciją. Ne tame esmė. Kalbu apie vieną iš pagrindinių varomųjų dalykų mūsų organizme, vyro organizme - kepenis. Tai yra pagrindinis filtras, kuris įtakoja tavo veiklą. Taip, atrodo, reprodukcija ir kepenis lygtai su niekuo nesusijusi, ar ne, tarpusavį jų niekas neriša, tačiau tavo kraujotaka, o tame tarpe ir pritekėjimas kraujo į mažąjį dubenį priklauso nuo tavo kepenų veiklos. Jeigu jie sutrikę, o tiksliau, jeigu tavo kraujas sutirštėjęs, suriebėjęs, netoks takus, jo mažiau priteka į mažąjį dubenį. Automatiškai per Velykas tavo kiaušiniai ridensis ne taip, kaip tu norėtum. Ką reikia daryti? Tiesiog, kartais reikėtų sumažinti vien saldaus cukraus vartojimo. Kodėl? Todėl, kad kraujyje susidūręs cukrus su riebalais užkuria uždegiminius procesus. Ir tavo kepenis pradeda gaminti blogąjį cholesterolį, siūsti į uždegimų vietas ir jį gesinti. Aterosklerozės plokštelės su kraują sutirština, padaro jį netokį tako ir viskas. Kągi, Velykos arti, jau greitai. Ką tu darai? Aš tiesiog naudojuosi kaip visą laiką savo stebuklingą arbatėlę. Ne, jinai ne mano, ne aš ją sukūriau. Bet kraują mes galim padaryti takų. Taigi, parašyk, jeigu kyla klausimas, į Telegramą.